komentaras apie rungtynes. Tai džiaugiamės pergalę, mums labai svarbi pergalė, kadangi būtume pralaimėję, daug kas būtų pasikeitę, dabar mes šiek tiek jau esame ant bangelės ir bandysim sekančias rungtynės sukovoti garbingai su portugalais. Darėm kažkiek klaidų, bet gynyba buvo žymiai geresnė. Puolime šiek tiek neišnaudojom irgi statinėse padėtyse savo pranašumo. O šiaip pergalė yra 3 taškai ir viskas to pasakyta. Kaip manote, ar gali užtekti šią pergalę patekimo į ketvirtfinalį? Aš atvirai pasakysiu, nežinau sistemos. Mums reikia žaisti ir viskas, nežiūrėti į varžovus, turim žaisti, turim kiekvienose rungtynėse stengtis laimėti. O Portugalų rungtynės matėte su Anglija, jie dar nugalėjo juos, kaip vertinate jų žaidimą šiame turnyre? Turi labai galingų žmonės ir ant jų žaidžia kraštinis žaidėja, juodaodį, grumtynių žaidėją ir kitoj pusėje irgi turi greitą žaidėją. 10 numerį, tai mums reikėtų pabandyti pastudijuoti su žaidėjais, kaip reikėtų prieš juos apsiginti.